Labą dieną, nauja diena, kita diena. Aišku, vėlai baigiau darbą, tai daug šiandien nepadarysiu. Šiandien yra tikslas ją pavirinti. Pasiėmiau tų, kaip jie vadinasi, elektrodų. Pasiėmiau svarkę, pasiėmiau šalmą šiokį tokį nesąmoningą. Čia jau viskas pasimatuota ir aš bandysiu tik prikabinti. Prikabinsiu, nes čia pas manęs elektra nekokia. Nes gali būti, kad elektros neturėsiu. Tai aš tik prikabinu, prisuku, pažiūriu, tinka ir tada jau viskas. Varau į kitą garažą ir viriju. Užviriju viską. Tai šiandien mano toks tikslas. Dabar toks tikslas. Per šiandien padaryti. Aš čia turiu po kelias valandas tik tai laiko, dabar dar mažiau, nes vėlai baigiau darbą. Tai ką aš jums parodysiu. Aišku, to nedarykit namie. Nerekomenduoju. Nerekomenduoju daryti tokių nesąmonių, kadangi man patinka nesąmonės, visokie nuotykiai, tai aš darau. Gerai, čia prikabinsiu. Nežinau, kaip čia gausis. Prikabinsiu. Planas buvo šiandien viską suvirinti, bet dar užtrukau. Tai planas atsideda į rytojų. Aš šiandien susimatuosiu viską. Užvirinsiu. Tai galvoju, rytoj arba poryt jau užvėsiu. Pažiūrėsiu kaip, aišku, be plušo. Tik su interkuleriu. Be glušo, be nieko. Aš jį bandėsiu užvesti. Nu, nežinau kaip su ta elektra, aš bijau net pradėti virinti, nes čia žinau, kad bus kuinė. Iškart išmuš. Aš pjaunu su fleksu, man viskas pritemsta. Bet man taškiuką uždėti. Biškį reikia pašlifuoti. Aišku, svarkė ne mano. Daiktų dar neturiu, bet neplanuoju turėti. Aš čia savo malonumui tokias nesąmonės darau. Special elektrodai. Iškart pritemo elektrą. Tai ką tu čia? Pradėsiu virinti ir užges. Jeigu užges ir baigtas darbas, nes neturiu saugiklių. Gerai. Bet man reikia kažką pasidaryti. Aha. Jis neįdėtų. Nebeveikia repas. Pamušė šį.
šitom repliam. Kai nenaudoju, tai neveikia. Veiks. Net nepaim. Gerai. Tas bandat susitvarkyti. Jo, tai kojas nesusuka. Patept reikėtų. Turėtų laikyti. Kol taškų uždėsiu. Paskui ten viską apvirinsiu. Reik po biškį, kad elektrą neišmuštų. Katinukę ten. Pas manęs garaže katinukų įsigijau. Net neįsigijau, patys apsigyveno. Nu ką? Nieko net neprikibo. Kas per fuck? Reikia daugiau masės. Aš bijau daugiau masės. Net nesuprantu, kas čia vyko. Čia storas metalas, storas tas špyžius, reikia daugiau masės. Gerai, bandysim su daugiau masės. Kaip sakant, antras dublius. Tas replės sunkios. Iš pirmų buvo gerai. Taip reikia nuspėti. Bandys šitą. Dėsiu daugiau masės. Dėsim 90. Jei išmuš elektrą, bus pizė. Nesąmonė, nesuvirins, reikia suspaust kažkaip tai. Nu, pasižiūrėti tiks jaučiu. Galėčiau dar čia kokį taškiuką įvirinti iš tos. Ne, pasižiūrėti taip tiks, oi netiks. Gerai. Va.
Porą taškiukų va gavosi. Nesu super duper virintojas savo mokslas. Tai patys suprantat. Gali tau turbinai nušaut, kai užsivers. Nu ką, spėkit. Jau išypsina, suprantat. Stovi. Bam, stovi, jau dabar tvirtai, neprisukta, va čia neprisukta, jau dabar tvirtai nuo 2 taškų. Čia va, bam, glušas. Čia nupjausiu ir uždėsiu nuo šito. Bam, filtras. Toks va, čia bukšnis, filtras. Čia bam, interkulius. Reiškia, su jo reiks pažaisti, nes čia, nu kas čia. Dar gal biškį į priekį palenkčiau. Bet tai čia pochui. Įeis tas oras. Tokį dėsiu. Puh. Ir šlangas. Puh. Viskas. Viskas. Vėl suvirinti. Palauk, kas čia buvo? Čia buvo šitas. O, šitas telpa. Čia be jo viską darau. Ai, telpa. Viskas čia gerai. Bam, da šitas. Nežinau kamsi. Šitas, bam. Ta, čia kur nors pravėsim. Taisysim. Lau, tepimo taškai. Ai, tepimo taškai gerai. Tepimo taškas čia pareis, čia įsisuks. O ten bus išėjimas. Išėjimą reikės pailgti, nes aukščiau turbina užsidėjo. Ir viskas. Norėčiau šiandien užvirinti, bet važiuoti į kitą garažą. Tingiu. Gerai. Bam. Tu kažin kaip nors dar biškį į apačią. Gerai čia bus, ką aš čia vargstu, gal net neveiks, aš čia vargstu, blet. O, okei, supratau, kodėl jisai man pakilo. Nes aš tai sukau. Varžtų man nereikėjo čia sukti. Reik šaibą kokį dėti. Kad neišlystų. Tvirta turi būti. Netvirta, nes čia nelaikana. Viskas. Tas prisitvirtinsiu prie šito. Ir paskui dar šitą tvirtinsiu prie pačio variklio. Nu, dėl viso ko. O gal net netvirtinsiu. Nežinau. Ok. Taip. Ką šiandien galiu padaryti? Važiuoju virinti. Susimatysim, kaip suvirinsiu. O metalas raudonas, tai reiškia, kad įsilydę. Ir metalas raudonas, tai reiškia engerin. Ir pabūdysim į kito elektrodo. Į to super elektrodo, kur sakė, viską galima virinti. Mane apgavo, blet, suskiai. Dabar virinau su paprastu. Bet kaip gerai virės.
O čia, tipo, kur viską galim virinti. O tie švedai, blėt, man čia apgaudinėja, man atrodo. Okay, let's go. Raudona. Varveklis viens nutyso. Taip jau būna. Bet susiliejo gerai, atrodo. Nu, ką aš galiu pasakyti? Eint geryn. Užsikūrė mano tas aparats. Nesuprantu, bet laidas nėra karštas. Gal duot palisėti. Nes labai jau čia drąsiai varau. Nu, nelaikys. Aš kažkaip tai nepergyvenu. Yra pirkti kitų turbinų, naujų, originalių. Gal dar ciongo duot, kad dar daugiau lietų. Gerai, čia kaip ir užliejau. Norėčiau pažiūrėti, kaip užsiliejo. Bandom dar ciongo duoti. 140. 140. Norėčiau, kad susilietų konkrečiai. Užvirinom varžtus, bet tai bus jo... Gerai. Čia dar. Bet čia nebeįsisuk. Čia dar varysim. Tegu atšąla. Laidas nėra karštas. Galim toliau varyti. Okay, let's go. Jau čia gerą ciongą duodu. Tas kurenas iš vien. Čia padaryti. Čia dar taip gražiai tokį pabandyti. Nu nežinau. Kotlę čia pavirint galėčiau. Nu dabar reikia bandyti nudaužyti šlaką. Šlakonską reikia nudaužyti. Dabar dar tai bandysiu tą visą kampą tokį nulieti į tą. Tas kampas man toks tortinas. O mes pabandysim nulieti. Oylağandadır şu gecenin gönlüm değilsin. Nuliejau. Liejasi, viskas čia gerai.
Viskas gerai su tais elektrodais, aš čia tik panikuoju. Tapılmay neydin uyan Sen tegeres Okei, viskas, pasibaigė šiandien vėrinimai. Kai bus, tai bus. Iš ten čia vėriu. Olu benemez Sen tegeres Canıma da var Sen bana da var Sen tegeres Olu benemez Turbina tokia karšta, atrodo, kad buvau ką tik užsikūrus. Canıma da var Sen bana da var Seni görürsem ben deme Yürek sağlar sarı vermey Nu va, parodysiu. Va. Pamt. Nesijuokit, nes aš nesu virintojas, pabandykit patys. Bet skylų nėra. Sulieta. Va, sulieta viskas. Nefokusuoja ta kamera. Čia kaip sulieta. Nu, jūs per kamerą nepamatysit. Nesivarinkit, žiūrėt. Nedarykit to namie. Tik aš galiu tai daryti. Aš jums nepatariu. Galiu nuvažiuokite į servizą, ten viską jums sutvarkys. Įdėt naują. Už kelius šimtus eurų. Dar už darbą porą šimtų euriukų kokį. Viskas. Jūs turėsit normalią turbiną. O aš, va, kadangi man ta mašina tik tai pahodą nuvažiuot, tai aš ir žaidžiu čia ant to stalo. Eksperimentuoju, matai, protingolis. Eksperimentuoja. Nu, da čia priekį reikia jau čia pavėrinti, man toks jausmas. Kad čia irgi reiks sulieti taip, kad matytųsi normaliai, o ne ten į vidų. Tai čia varžtas turi suktis į. Ir todėl ir labai stengiausi švirinti. O, pagaliau išsivalė. Šiaip įsisukčiau turbiną į varstoką ir, nežinau, pakalnėt, gal padaužyt, pažiūrėt. Bet kam ją daužytą, sugadinsiu ją. Pačią turbiną omeny turiu. Gerai bus, viskas nebesistengiu. Gerai bus. Įdėsim, nulūš. Nėra skirtumo. Mes tik pabandom. Ne pardavimui ruošiu, kaip pirikupai padažinėja, belė ką padaro, kai naują parduoda. Aš dėl savęs, dėl savo malonumo. Tai vat, šiandien tiek, nufilmavau 44 minutės, reikės iškarpyti, bet iš manęs karpimas, iš mano karpimo, tai žinai, kaip iš kokio Nausėdos, nežinau, balerina. Bet va, jau matau, kai įsitepiau. Bet kaip bus, tai bus. Važiuos, nevažiuos ir viskas. Nu, važiuos bus gerai, nevažiuos bus, norėjau sakyti, dar geriau, bet nebus gerai, bet nevažiuos. Tai reiškia, švedų nepasitikėti su tais elektrodais. Reikia eiti pačiam į parduotuvę nusipirkti. Gerai, šiandien tiek. Busas va šlampa, plaunasi ant lietučius. Lyja laukia. Da šitą reiks primontuoti prie turbinas. Ok, šiandien tiek. Susimatysime
kitą dieną, jau rytoj, tiksliai, jau rytoj turėčiau aš ją užvesti. Aš taip galvoju, jeigu nebaigsiu vėlai darbo, tai aš jau rytoj turėsiu ją būti prisukęs ir aš ją turėsiu užvesti. Aišku, be glušo, be nieko, žinai, taip, užvesiu ir pažiūrėsiu, kas kaip. Sukas, nesisuka. Aplamai praeina oras. Ne, rytoj aš nieko nepadarysiu. Man reiks šlangas. O aš net nepasimatavau, koks mano vamsdukai yra. Reik nusivežti vamsdukai, pasimatuosiu. Jo. Gerai. Susimatom kitą dieną. Davai.